kiek procentų pajungta to bioroboto? Nu, O Jėzu, vidutiniu. čia žinok, jeigu žiūrėti taip pakilus aukščiau į žemės lygmenių, tai yra, jie turi visą savo tokį kaip tinklelį uždėtą ant žemės, tokį. Ir iš tikrųjų aš net nematau kaip rutulio, aš matau kaip tiesiai dėta tiesiai tinklas per visą. Ir kai kur veikia, kai kur ne. Ir dabar tuoj bandau pažiūrėti, kiek tų procentų. Nu taip, pirmas 56 skaičius eina, po to 54, o kas 54 neįžiūri. Ai, tai likutinė dalis. Tai 56 pajungta, 54 ne. O dabar pažiūrėk, tie 54, kas čia tokie yra? Tai ten, kur 56, tai čia kaip visiškai 100% pajungta. O 54, tai čia kaip gyvos sielos atėjusios žemę gelbėti, ar kas čia yra? Aš tokia matau kaip skalę, supranti, raudoną liniją ir raudoną, žinai, kai termometras tik raudonai pakilęs yra 56, o mėlynas yra 54. O kas tas mėlynas, aš nesuprantu, žinok. Čia gyvos sielos, ar... Pažiūrėk, dvyniai, gal kažkas su dvyniais, ne? Yra ir trečia skalė, bet ta trečia man iš viso kažkaip labai sunkiai matoma, aš nelabai matau ne kitokią. Tu žinai, ką paskanuk, pavyzdžiui, dvyniai, vat, kiek procentų žemėje dvynių? Yra pajungti prie biorobotų? Jo. Nu, jų sąmonė kažkiek, ne? Jo, vidutiniškai, bet matyk vidutinį dvynį aktyvacijai dabar šitoj laiko skaliai. Ai, aktyvuota jau? Aktyvuota jo. Ir kiek jis pajungtas prie robotų? Nu, žinok, 36%, bet man rodo, kad vis skaičius mažėja ir jie tarsi panikuoja, nes labai sąmoningėja. Tai šita misija yra išvesti iš to robotizmo, tos matricos. Aš iš viso matau save, kad va, būtent pagalba sielų dvyniams, va, grinai per į save ėjimą ir išsivalyti vat, nuo visų šitų dalykų. Nuo to roboto savyje, pažiūrėk, ir nuo roboto, ir nuo reptilinių smegenų, ar kaip ten vyksta tas išsivalymas? Ne, nuo roboto tik tai dabar matau. Atskirai čia gaunas. Robotai yra biorobotai. Jo. Žiūrėk, o dabar tas robotizavimas dvynių, ar jisai yra tas pats, kas matrica? Per tą... Per baimę čia eina. Ai, per baimę? O kaip per baimę eina? Paralyžiuoja jos tarsi. Ai, baimė, tas dvynių ryšys paralyžiuoja. Tarsi sustingdina tokius, žinai, kaip robotukus daro ir aš net matau, kaip tarsi, žinai, vat, yra prisijungimas labai plonas, pora šlangelių, tarsi, net ne poras, viena, yra tarsi per tą baimę, kai jie gauna tą baimės energiją, tarsi tokius kaip tokius šviesiai mėlynus, keistus tokius siunčia, kaip čia vardint,
paralyžiuojančius tokius. Kažkas galėtų pasakyti kaip paralyžiuojantis vaistas, bet ne vaistas, o tiesiog paralyžiuojanti energija, kad įstrigimo ta energija man. Tai va eina. Čia kaip vorai būna suleidžia į auką savo tą paralyžiuojančią medžiagą. Jo, bet jie ne taip stipriai veikia, bet čia labai į smegenis, į neuronus eina, aš matau. Aišku, jau automatiškai tą kūną stingdina. Tai tuos dvynius tai paralyžiuoja, ar čia visus žmonės tai paralyžiuoja? Dvynius ypač, nes jie yra jautresni. Nes jeigu aktyvacija, dėl to aš paklausiu aktyvacijoje. Nes man atsisijojo, nes tų dvynių yra daugiau neradusių, bet būtent aktyvuoti, jie labiau sąmoningesni yra. Ir nes jiems jau yra, kaip čia paaiškinti, jau ta stipresnė energija eina, nes jau gavo tą aktyvaciją. O dabar pažiūrėk, aktyvaciją gavo. O kiek neaktyvuotų žemėje dar yra? Pažiūrėk, kiek procentų. Nemažai. Tikrai mačiau nemažai, nes labai daug atsisijojo, bet procentais tai ne toj. Jeigu pamatysiu gerai. Pamatyk, kiek aktyvuotų ir neaktyvuotų procentų. Trisdešimt aktyvuotų, 70 neaktyvuotų. Tai čia dar visa banga laukia. Pažiūrėk, gal matai, iš kiek laiko bus aktyvuota 100%? Nėra čia laiko tokio limito, bet čia aš netgi matau, žinok, ne vienas gyvenimas, kurie dar net negali aktyvuotis dėl sąmonėjimo. Bet dabar labai stipriai jaučiu tą energiją, kad stiprėja, labai budinasi daug kas aplinkui. Tai žodžiu, šitam gyvenime dar 100% net nebus aktyvuotų? Ne. O kiek procentų maždaug? Čia dar tų gyvenimų, tai žinok, sočiai, tai laiko juostai aš matau, kad... O didžiausias pikas, kada šitam gyvenime, kada bus šitų aktyvuotų dvynių? Man kažkaip rodo 29 metai, 35. Ir kokia jų iš tikrųjų misija šitų dvynių? Tai labai aiškiai, kad plėsti pirmiausiai tai aišku savo sąmonę, tokiu būdu, kai jie plečia savo sąmonę, jų vibracija kyla. Tada jie gali pakilti sąmonės lygių daug aukščiau ir daugiau nebegrįžti iš tą žemę. Ir tokiu būdu besiplečiant, jie kelia energetinį lygį žemės ir kitų sielos dvynių, kaip pavyzdys vyksta jiems. Ir jie tokiu būdu padeda kitiems savo pavyzdžių. O tie dvyniai, jie jau nebegrįžta į žemę, jie susikuria paraleliai savo kitas žemės, kur yra aukšta vibracija, o tose vietose ateina kiti dvyniai, kurie toliau plečia ir didina viską. Žemėje turiu omeny. Aišku. O dabar, kaip mes darom planetarinės meditacijas šitas, pasižiūrėk, koks poveikis Žemėje yra, kaip renkasi moteris ir vyrai. Aš tai matau, kad jūs paskleidžia tokią energiją, tokią rūką, vadinkim. Tokį meilės, net nežinau, kaip čia vardinti. Toks fainas jausmas. Bet kažkaip aš matau, kad 5% veikia tik. Veikia tik 5, tai mūsų turi būti daugiau, taip? Labai sakau, tas sąmonės plėtimas svarbu. Labai, man iš viso rodo, kad turi valyti žmonės nuo fizinio iki mentalinio kūno. Ne mentalinio, o
kitų tų kūnų, emocinis, kas ten eina. Mentalinis, kauzalinis. Jo, va, visi šitie. Nu, visi eteriniai kūnai. Nu jo, bet nuo fizinio pradėti. Nuo fizinio pradėti. O žiūrėk, dabar, va, pavyzdžiui, kai turėjom tą meditaciją, ribų ir seksualinio libido sužeidimas. Pasižiūrėk, kokius procesus užkūrė, nes masė žmonių pradėjo plaukti. Kas ten įvyko, kaip po šitos meditacijos? Man tai tarsi aktyvacija rodo, kad jūs kažkokiu būdu žinai, kai tantra būna, nu tai va grinai, aš neklausau šitos meditacijos, nežinau dabar apie ką tu kalbi, tik tai ką tu pasakei. Tai aš tai matau iš viso kaip tokį raudoną brandolį, kuris skleidžia labai stiprią energiją ir man matau kaip seksualinę daugiau energiją ir kūrybinę. Tai vat, ir jinai yra tokia kaip magnetas iš visų pusių, tarsi žmonės jausdami tokią skanę energiją nori eiti. Tai vat jūs tarsi tą brandolį aktyvavote, tą tokį. Tos kūrybinės energijos, tantrinės, nežinau kaip čia vardinti. Tai mes už tai pritraukiam labai nemažai tantrinių žmonių, kurie tantrą būtent praktikuoja, nes masė žmonių pradėjo plūsti ir va tikrai į pagalbą atėjo būtent tantristai, kaip sakau, ar ne, nors aš labai neturėjau ryšio. Tai sakau, va, kažkaip man iš karto va šitie, va, tantro kažkodėl, raudonas brandolys, tas energijos, gyvybinės energijos, veiklų, iš viso tos kūrybinės energijos panaudojimas ir atrodo visi kai ištroškę magnetai tokie. Aišku. O dabar pažiūrėk, kiek procentaliai ta energija išlaisvino vaikų, kurie buvo prievartoje arba seksualiniam pažeidime, ar kurie neturėjo pagalbos, mes ten nuprašėm pagalbos, dangaus tarybos paskanuok, kiek ten išsilaisvino tų vaikų ir tos, kas ten įvyko iš tikrųjų. Man dabar rodo apie 28% įsilaisvino, kai buvo siunčiamas tas jūsų signalas, žinai, ir per tarybą, per kitus visus, kurie padėjo. Tai buvo, kas savo valia sielos atsisakė pagalbos, nes tai yra tarsi sielos susitarimai, paskirtis, tai išgyventi. Ir tiesiog atpažino, padėkojo, bet negalėjo išeiti, turiu tame būti. Tai prievartai seksualinė, ar ne? Jo, nes tai yra jų patirtis, vadinkim taip. Taip. Kiti tiesiog tame norėjo būti, kitaip tariant, o kiti 28%, kuriais laisvė, tai jie per sąmoningumą, kad laisvėje gali rinktis, o kiti tiesiog pasiliko tame. Žodžiu, kurie turėjo patirti tą patirtį pagal sielos planą, jie liko, kad paskui kažkaip jiem ta patirtis bus reikalinga, ne? Tai jie atsisakė pagalbos. Ir tai čia 28% kaip čia žmonijos? 28% ne žmonijos, o čia gaunasi, kad siųstiems, kur buvo siunčiama pagalba ir jie kur užčiopė, kad jiems yra siunčiama pagalba, tai ta energija jie atpažino. Tai va yra iš viso pasaulio, iš žmonijos 28% atpažino ir suprato, kad jie gali iš to išeiti. Tai yra labai daug. Tai žodžiu, tos meditacijos planetariniu mastu jos veikia šitaip stipriai. Būtent šita konkrečiai, šita labai stipriai suveikia. Tarsi gavo informacinį signalą ar tą burbuliuką, kaip čia vardinti, nežinau, kad gali keisti
jaučiasi, kad jie laisvi, kad jie neturi tame būti. Nu, žodžiu, bomba, kurios nesitikėjom, bet iš tikrųjų tai jo, čia dangaus taryba įtraukta buvo angelų ten, nu, žodžiu, tarybos ten tokius parodė vaizdus. Nu, labai stipriai, nes 28, tai čia wow man. Aišku, supratau. O dabar koks tolimesnis darbas, pasižiūrėk, mūsų kažkokia misija toliau yra, ar čia vienkartinis užkūrimas, ar toliau kažkoks tai vyks darbas? Nes kaip ir tantristai aktyvuoti, kas čia įvyko. Nu, man tai labai norisi dar tos palaikymo energijos, kad siūstumėte, nes tai sustiprintų tą signalą, tą vadinkim, informaciją, kurią jūs perdavėte ir toliau plėstumėte, nes kiekvienas tas, ta meditacija, jinai plečiasi visas tas branduolys, jisai stiprėja, aktyvėja. Bet tai, ką aš matau, tai rodo iš viso, tarsi pas visus žmonės jūs aktyvuojate antrą čakrą, antrą. Taip. Ir tokiu būdu tarsi kiekvienam vos nesiunčiate signalą, prisimink apie ką tu ir kad tu gali kurti. Apskritai kūrybinė energija tarytum aktyvavom. Jo, bet iš seksualinės prievartos 28% išeiti nori savo valia, tai ten, bet tai čia yra ir moterų pasirinkimas santykiuose su vyrais, ir vaikų, ir suaugusių supratimai, kad ką čia daro ir taip toliau. Čia netgi, žinai, kas eina man dabar, netgi ta tamsioji pusė, kur atsibunda, kad kur aš esu ir su kuo aš esu, kad išnaudoja vaikus. Toliau matau netgi pasąmoniniai dalykai, kurie pas žmonės yra užkoduoti ir neduoda ramybės, nes yra žmonių, kurie sąmoningiau supranta, kad traukia, pavyzdžiui, vaikai, ne? Jie ten sapnuoja, bet jie to nedaro, bet tarsi tos programos tarsi net valosi, kad yra ne jų, o čia iš kažkur prisijungti ir įdėkti. Žodžiu, šviesa apšviečia, kas yra kas ir kas vyksta su žmonėmis. Jo, bet per tą raudoną branduolį matau, kad jūs galite dar labiau aktyvinti ir stiprinti tą signalą paduodamą, kad jis neužgestų ir ten tie visi nepultų. Štai gavom labai didelę pagalbą, tantristai įsijungė ir taip iš tikrųjų nesitikėjau. O dabar pažiūrėk, kiek procentų berniukų, kiek mergaičių, mažų vaikų, tarkim, iki 7 metų. Pažiūrėk, iki 7 metų, kiek išlaisvinti iš tos prievartos. Nu, 3% matau. Tai čia žmonijos, per visą žmoniją, ar ne? Aišku, tai nemažai vis tiek, 3%, tai čia. Aišku, o dabar žiūrėk, kiek moterų tada procentų, kurios seksualinę prievartą patyrusios, arba šeimoje patiria. Aš matau bendrai moteris, bet ir jaunas mergaitės, tai 15. Ir 5% berniukai, man vyriška giminė 5%. Irgi labai daug, man irgi labai rodė tada per meditaciją, kad berniukai, vyrai, ne mažiau netgi, tu pažiūrėk procentaliai, ar jie nėra, kad didesnis procentas, ar... Nu ne, man vis tiek mergaičių ima viršų, žinok, šiai dienai.
viršų. Mhm. Gerai, žiūrėk, kokios energijos reikėtų, palaikančios energijos, kad būtų toliau šitas darbas aktyvuojamas, generuojamas, šitą energiją, kokios energijos reikėtų paduoti? Nu, man tai va grinai rodo, kad tas susijungimas tai yra grinai per tą antrą čakrą. Žinai, kai būna kundalinį jogą. Taip. Tai vat per tą vietos tos centros plėtimąsi vieni su kitais, nes ten yra ta tokia raudona, rožinė energija einanti, man raudona. Jeigu būtų kažkokia praktikos, moterų praktikos, kur kundalinį Bet jogą. ir vyrų, čia ne vien moterų. Aha, aišku. O žiūrėk, kai būna ta tantros, balso tantra, tarkim, gali generuoti šitą energiją pasąmoniniam lygmenį? Gali labai stipriai. Gali, ne? Balso. O dabar kažkokios praktikos. Irgi visos praktikos. Visos praktikos, ne, generuoja. Žodžiu, su savim dirbti arba tiesiog susijungti ir kažkokias, o jeigu mantras giedoti per santykį su savo. Aha, labai stipriai, labai stipriai. Čia net stipriausiai, man rodo, žinok, per balsą. Per balsą mantras, tai va Skaidra gauna, tikrai mūsų dovana. Aha, gerai dabar. Aha, tai žodžiu, tą kryptim judėt, kad dirbtų savo kūnu ir su balsu ir tiesiog su fiziniu kūnu dirbt labiau, ar ne? Jo, daugiau su fiziniu. Ir apsivienyti. O žiūrėk dabar, ar vienu metu, jeigu dirba, susijungia savo namuose visi, kas vyksta? Pažiūrėk, užgeneruoja energiją vienu metu. Tai vat man įrodo, kad susijungime turi būti, nes po vieną yra per mažai, kiti nesugeneruoja, ten būna palaikymas. Reiškia, jeigu pasijungia labai stiprus ir labai silpni, tie, kurie stipresni, jie užgeneruoja tiems, kurie mažiau energetiškai silpnesni, ir tada vyksta tas. O kaip ratu sustoja, pažiūrėk, generuojasi energija, mane galiu. Tai aš ratu ir matau. Šarpai gaidėjau, tai nespėjau paklausti. Viskas aišku tada, ta kūrybinė energija. Ir pasižiūrėk, kaip pasikeičia tada, jeigu žmonės pradeda per savo šitą kūrybinį centrą, tą antrą kūrybinį centrą užgeneruoja. Pažiūrėk, kaip keičiasi jų finansinė būklė. Aš tai iš karto matau, kad pirmiausiai tai jie pradeda girdėti save ir savo sielą, eina į save. Ir automatiškai viskas keičiasi. Čia ne vien finansai, bet čia bendrai viskas keičiasi iš esmės, nes jie tiesiog pradeda girdėti, apie ką jie. Taip. Iš pajautos pradeda eiti į save. Kad pradeda matyti miegančius taškus savo, akcentuoja, tada jau pradeda, atpažįsta savo simptomus, kai aš sakau, su kuo dirbti. Aišku. O dabar žiūrėk, kūrybinis centras, kur yra pas žmonės, iš tikrųjų, kūryba, iš kur eina? Tai visiškai antras centras. Antras centras, kūryba, ne? Jo, susijungimas po to eina su širdim, saulės rezginiu. Realiai visi centrai turi būti aktyvuoti, bet pagrindinis vis tiek yra didžiausia funkcija atlieka antras. Antras. Ir vyrams, ir moterims? Visiškai taip, ne, abiem. O dabar žiūrėk, kad vyrai sąmoningi būtų, kaip jie turi, ar per protą jiems turi kažkoks bendravimas su kosmosu, ne tas telepatinis ryšys, ar pas juos eina per širdį? Man vis tiek rodo per širdį pas juos. Pas vyrus irgi taip pat per širdį, per išjautimą taip pat. Pažiūrėk, problema didžiausia vyrų, kas jiems sunkiausia atverti širdį, aktyvuoti širdį. Aš iš viso matau, kad pas juos yra tiesioginis kanalas, jie tarsi visą laiką būna pajungti,
ir girdi, bet jeigu va čia va uždaryta, nu, tai va tada jie nejaučia, kad turi tą tiesioginį. O moterim pažiūrėk, kaip yra. O moterim man kitaip rodo, man eina grynai per apačią, per antrą čakrą ir tada viskas. Iš apačios į viršų. Jo. O kaip tada su įžeminimu? Ar turi abu kanalai ir žemynai? Turi abu, ir žemyn, ir apačia turi. Įtaka turi Įsižeminį. abu. Ir tada viršus, jeigu o eina- vyram tiesiogiai. O jeigu teka tik į vieną pusę, tarkim, kažkas tai labai tik dvasinga, bet neįgyvendina savo planų. Nu, tai Pažiūrėk, aš tai matau, žinai, kai žmogus stovintis ir balansuojantis, ar tas, tai nei fizinis, nei, ta prasme, jeigu daugiau plaukioja, tai tada fiziniam jam nesiseka, jeigu daugiau fiziniam, tai tada negirdi savęs, tai turi būti va tas balansas, žinai, kad ir to, kaip tą balansą atrasti, tai visi centrai veikiantis. Kai visi centrai veikiantis, tu girdi, ką tau siunčia visata, visą informaciją gauni ir įžemini. Jeigu tu neįžeminai kažko, ką tu gavai, kokią informaciją, reiškia, tau tuo mažiau paduodama tos informacijos ir kanalai yra užsidaromi. Užsidaro. O paskui, kad atverti jį sunkiau, ar? Taip, tai vėl valosi ten ir taip toliau. Programos ir taip toliau. Kaip užanka, kaip šaltinis užanka, ne, kaip vanduo užanka. Nu, ir taip, ir kitas dalykas nesiunčia vien dėl to, kad tiesiog negirdi, nes neįžemina. Tai kam siūsti, jeigu neįžemina tos informacijos? Žodžiu, pavagiama informacija, jeigu tu nepanaudoji jos, taip? Nebūtinai tiesiog neišnaudoji, to signalo negauni tokio. Gerai. Pažiūrėk, diplomai, kiek trukdo, kiek padeda žmonėms. Žiūrėk, kaip energija veikia. Tai visiškai programa diplomas yra. Duoda, žinai, kai suvalgai cukraus, staigiai pakyli ir po to krenti. Nes tai realų gyvenimą tai. Aš neturiu ką veikti tuo diplomu tada. Nu, ta prasme, yra pradžiai labai didelis ego, o po to staigiai gauni per makušelį ir supranti, kad bet tai dar ne viskas. Prenumeruokite Aiškiaregių akademijos kanalą, kur galėsite daugiau išgirsti studentų darbų bei pasąmoninių įžvalgų ar hipnozės seansų. Taigi laukiame Aiškiaregių akademijoje. Iki susitikimo.